Birželio 26 dieną 2010 metais Vilniaus arkivyskupas kardinolas Audrys Juozas Bačkis priėmė sprendimą, kuris sukrėtė visą Lietuvą. Buvusio prezidento, buvusio premjero žmogaus, kuris valdė šalį beveik dešimtmetį, karstas negalės įžengti į Vilniaus arkikatedrą. Ne dėl to, kad nebūtų vietos. Ne dėl to, kad nebūtų laiko. O dėl to, kad bažnyčia atsisakė priimti Algirdo Mykolo Brazausko sielą. Kas buvo tarp šio politiko ir bažnyčios? Kokius nuodėmes jis padarė, kad net mirtis neatnešė atleidimo? Kodėl vyras, kurį tūkstančiai lietuvių vadino Algirdu, kuris buvo išrinktas didžiausia balsų persvara nepriklausomos Lietuvos istorijoje, tapo persona non grata net savo paskutinę kelionę? Šiandien atskleidžiame istoriją, kuri prasidėjo ne 2010-aisiais, o daug anksčiau, istoriją apie vyrą, kuris turėjo rinktis tarp valdžios ir tikėjimo ir pasirinko valdžią. Kai Brazauskas mirė birželio 19 dieną, 2010-aisiais jam buvo 77 metai. Oficiali mirties priežastis – plaučių vėžys, diagnozuotas prieš kelerius metus. Bet tai, kas įvyko po jo mirties, tapo didžiausiu skandalu Lietuvos politinėje istorijoje. Šeima norėjo, kad laidotuvės vyktų Vilniaus arkikatedroje, pagrindinėje šalies bažnyčioje, kur buvo laidojami karaliai, didikai, prezidentai. Tai buvo ne tik tradicija, bet ir simbolis, paskutinis pripažinimas, kad žmogus priklausė Lietuvos elitui. Tačiau kardinolas Bačkis pasakė ne. Ne švelniai, ne diplomatiškai, o kategoriškai. Ir šis atsisakymas sukėlė tokią audrą, kokios Lietuva nebuvo mačiusi nuo nepriklausomybės atkūrimo. Kasgi buvo tas Algirdas Brazauskas, kad net po mirties sukėlė tokias aistras? Vyras gimęs 1933 metais Kaune, kuris pradėjo karjerą kaip eilinis inžinierius ir baigė ją kaip vienas įtakingiausių Lietuvos politikų. Bet tarp šių dviejų taškų buvo kelias, kupina kompromisų, pasirinkimų ir sprendimų, kurie vėliau persekiojo jį iki pat paskutinės dienos. Brazauskas nebuvo paprastas politikas. Jis buvo Lietuvos komunistų partijos pirmasis sekretorius, žmogus, kuris valdė šalį sovietmečiu. Ir būtent čia slypi raktas į supratimą, kodėl bažnyčia jam pasakė ne. 1987 metais, kai Michailas Gorbačiovas pradėjo perestroiką, Brazauskas buvo paskirtas Lietuvos komunistų partijos pirmuoju sekretoriumi. Tai buvo aukščiausias postas sovietinėje Lietuvoje, jis buvo galingesnis už bet kurį ministrą, už bet kurį valdininką. Jis turėjo tiesioginę liniją į Maskvą, į Kremlių, į pačią sovietinės imperijos širdį. Ir būtent šioje pozicijoje jis turėjo priimti sprendimus, kurie vėliau tapo jo prakeikimu. Kaip elgtis su disidentais? Kaip reaguoti į augantį nepriklausomybės judėjimą? Kaip balansuoti tarp Maskvos reikalavimų ir lietuvių tautos troškimų? Šie klausimai persekiojo jį kiekvieną dieną, kiekvieną valandą. Bažnyčia sovietmečiu buvo priešas numeris 1. Kunigai buvo persekiojami, bažnyčios uždaromos, tikintieji diskriminuojami. KGB turėjo specialius skyrius, skirtus kovoti su religija. Ir Brazauskas, kaip partijos pirmasis sekretorius, buvo šios sistemos dalis. Jis žinojo apie kunigų sekimą, apie jų verbavimą, apie bandymus sunaikinti bažnyčią iš vidaus. Ar jis asmeniškai davė įsakymus persekioti kunigus? Oficialiai ne. Bet ar jis žinojo, kas vyksta? Ar jis galėjo sustabdyti? Šie klausimai liko be atsakymo net po jo mirties. Ir būtent dėl šių klausimų kardinolas Bačkis atsisakė įleisti jo karstą į katedrą. Tačiau istorija nėra juoda ir balta. Brazauskas nebuvo paprastas sovietinis biurokratas, kuris aklai vykdė Maskvos įsakymus. 1989 metais, kai Lietuva pradėjo judėti link nepriklausomybės, jis padarė kažką neįtikėtino, jis atsiskyrė nuo Maskvos. Gruodžio 20 dieną 1989 Lietuvos komunistų partija oficialiai atsiskyrė nuo Tarybų Sąjungos komunistų partijos. Tai buvo revoliucinis žingsnis, kuris galėjo baigtis katastrofą. Maskva galėjo siųsti tankus, galėjo areštuoti visą partijos vadovybę, galėjo sutriuškinti nepriklausomybės judėjimą dar prieš jam prasidedant. Bet Brazauskas rizikavo. Kodėl? Ar jis tikrai tikėjo Lietuvos nepriklausomybę?
Ar jis tiesiog matė, kad sovietinė sistema griūva ir norėjo išlikti valdžioje? Ar tai buvo principų klausimas ar pragmatizmas? Kai kovo 11 dieną 1990 metais Lietuva paskelbė nepriklausomybę, Brazauskas buvo vienas iš tų, kurie pasirašė nepriklausomybės aktą. Buvęs komunistų partijos pirmasis sekretorius tapo nepriklausomos Lietuvos tėvu. Tai buvo neįtikėtina transformacija nuo sovietinio biurokrato iki nacionalinio didvyrio. Bet ar galima taip lengvai nusimesti praeitį? Ar galima pamiršti, kas buvai vakar ir tapti kažkuo visiškai kitu šiandien? Bažnyčia manė, kad ne. Kardinolas Bačkis manė, kad praeitis nesunaikinama taip lengvai, kad nuodėmės reikalauja atgailos, ne tik politinių manevravimų. 1993 metais Brazauskas buvo išrinktas pirmojų tiesiogiai rinktų Lietuvos prezidentu. Jis gavo 60% balsų, didžiausią paramą Lietuvos istorijoje. Žmonės jį mylėjo. Jie vadino jį Algirdu, ne prezidentu Brazausku. Jis buvo artimas, suprantamas, savo. Jis kalbėjo paprastai, be politinio žargono, be pretenzijų. Jis atrodė kaip kaimynas, kuris atsitiktinai tapo prezidentu. Ir būtent ši paprastumas, ši artimumas padarė jį tokį populiarų. Bet bažnyčia žiūrėjo į jį kitaip. Bažnyčia matė ne Algirdą, o buvusi komunistų partijos pirmąjį sekretorių, žmogų, kuris dalyvavo sistemoje, kuri persekiojo tikinčiuosius. Prezidentavimo metais Brazauskas bandė pagerinti santykius su bažnyčia. Jis dalyvavo oficialiose ceremonijose, susitiko su kardinolu Vincentu Sladkevičiumi, kalbėjo apie bažnyčios vaidmenį Lietuvos istorijoje. Bet tai buvo formalūs gestai, netikra sutaikymo. Bažnyčia laukė ne žodžių, o darbų. Ji laukė atgailos, pripažinimo, kad praeityje buvo padaryta klaidų. Bet Brazauskas niekada to nepasakė. Jis niekada viešai nepripažino, kad dalyvavo sistemoje, kuris skriaudė bažnyčią. Jis kalbėjo apie sudėtingus laikus, apie istorinės aplinkybės, bet niekada nepasakė, atsiprašau. Ir būtent šis tylėjimas, šis atsisakymas pripažinti kaltę tapo nepermaldaujama siena tarp jo ir bažnyčios. Ar Brazauskas tikrai buvo kaltas? Ar jis asmeniškai skriaudė kunigus, uždarė bažnyčias, persekiojo tikinčiuosius? Dokumentai rodo sudėtingesnį paveikslą. Taip, jis buvo partijos pirmasis sekretorius, bet jis nebuvo KGB pareigūnas. Taip, jis žinojo apie persekiojimus, bet ar jis galėjo juos sustabdyti? Sovietinė sistema buvo tokia, kad net aukščiausi pareigūnai turėjo veikti pagal Maskvos nurodymus. Bet ar tai pateisina? Ar galima sakyti, aš tik vykdžiau įsakymus ir tikėtis atleidimo? Bažnyčia manė, kad ne. Kardinolas Bačkis manė, kad kiekvienas žmogus turi pasirinkimą, net sudėtingiausiomis aplinkybėmis, ir Brazauskas pasirinko valdžią, nesąžinę. 1998 metais Brazauskas baigė prezidentavimą ir tapo premjeru. Jis ir toliau buvo vienas įtakingiausių Lietuvos politikų, bet jo populiarumas pradėjo mažėti. Žmonės pradėjo užduoti klausimus apie jo praeitį, apie jo vaidmenį sovietmečiu, apie jo ryšius su buvusia nomenklatūra. Ir būtent šiuo metu bažnyčia pradėjo viešai kalbėti apie būtinybę atsiskaityti su praeitimi. Vyskupai kalbėjo apie tai, kad buvę komunistų pareigūnai turėtų atgailauti, pripažinti savo klaidas, prašyti atleidimo. Bet Brazauskas tylėjo. Jis ir toliau kalbėjo apie sudėtingus laikus, bet niekada neprisiėmė asmeninės atsakomybės. 2001 metais Brazauskas pasitraukė iš aktyvios politikos. Jis buvo 78 metų, pavargęs, sergantis. Bet jis neišnyko iš viešojo gyvenimo. Jis ir toliau davė interviu, rašė atsiminimus, dalyvavo renginiuose. Ir kiekvieną kartą, kai žurnalistai klausdavo apie jo praeitį, apie jo vaidmenį sovietmečiu, jis atsakydavo tą patį, tai buvo sudėtingi laikai. Aš dariau, ką galėjau. Bet ar tai buvo tiesa? Ar jis tikrai darė viską, ką galėjo? Ar jis negalėjo padaryti daugiau? Šie klausimai liko be atsakymo ir būtent jie persekiojo jį iki pat paskutinės dienos. Kai 2007 metais jam buvo diagnozuotas plaučių vėžys, Brazauskas žinojo, kad laiko liko nedaug.
Jis pradėjo rašyti atsiminimus, norėdamas palikti savo versiją istorijos. Bet net šiuose atsiminimuose jis vengė kalbėti apie savo santykius su bažnyčia, apie savo vaidmenį persekiojant tikinčiuosius. Jis rašė apie politiką, apie ekonomiką, apie nepriklausomybės kovą, bet ne apie savo sąžinę. Ir būtent šis tylėjimas, šis atsisakymas susidurti su savo praeitimi tapo jo paskutinė klaida, kuri lėmė, kad net po mirties jis nerado ramybės. Birželio 19 dieną 2010 metais Algirdas Brazauskas mirė savo namuose Vilniuje. Šalia jo buvo žmona Kristina, vaikai, artimieji. Jis mirė ramiai, be skausmo, apsuptas mylimų žmonių. Bet tai, kas įvyko po jo mirties, buvo visiškai priešinga ramybei. Šeima nedelsiant kreipėsi į Vilniaus arkivyskupiją su prašymu leisti surengti laidotuves arkikatedroje. Tai buvo natūralus prašymas, Brazauskas buvo buvęs prezidentas, buvęs premjeras, vienas svarbiausių Lietuvos politikų. Bet kardinolas Bačkis atsakė ne. Ir šis atsakymas sukrėtė ne tik šeimą, bet ir visą Lietuvą. Kodėl kardinolas atsisakė? Oficiali priežastis buvo paprasta, Brazauskas nebuvo praktikuojantis katalikas. Jis nedalyvavo pamaldose, neišpažino, nepriėmė komunijos. Pagal bažnyčios kanonus žmogus, kuris negyvenęs pagal tikėjimą, negali būti laidojamas su visomis bažnytinėmis apeigomis. Bet visi žinojo, kad tai buvo tik oficiali priežastis. Tikroji priežastis buvo daug gilesnė, tai buvo Brazausko praeitis, jo vaidmuo sovietmečiu, jo atsisakymas atgailauti. Bažnyčia negalėjo atleisti žmogui, kuris niekada neprašė atleidimo. Ar tai buvo teisingas sprendimas? Ar bažnyčia turėjo teisę teisti žmogų net po jo mirties? Kai žinia apie kardinolo sprendimą pasiekė visuomenę, prasidėjo audra. Vieni gynė bažnyčią, sakydami, kad ji turėjo teisę laikytis savo principų. Kiti kaltino kardinolą negailestingumu, sakydami, kad net didžiausias nusidėjėlis nusipelno krikščioniško palydėjimo. Politikai pasisakė už ir prieš. Žiniasklaida rašė straipsnius, organizavo diskusijas, kviesdama ekspertus. Ir visa Lietuva suskilo į du lagerius, tuos, kurie palaikė bažnyčią ir tuos, kurie palaikė Brazausko šeimą. Bet pats Brazauskas jau negalėjo nieko pasakyti. Jis gulėjo karste, tylus, nejudantis, negalintis gintis ar paaiškinti. Šeima nusprendė surengti laidotuves be bažnyčios palaiminimo. Birželio 23 dieną 2010 metais Brazausko karstas buvo atneštas į Seimą, kur vyko atsisveikinimai. Tūkstančiai žmonių atėjo atiduoti paskutinį pagarbos ženklą. Buvo politikai, buvo paprasti piliečiai, buvo tie, kurie jį mylėjo ir tie, kurie jį nekentė. Bet visi jie atėjo, nes Brazauskas buvo dalis Lietuvos istorijos, dalis jų gyvenimų. Ir net tie, kurie nesutiko su jo sprendimais, pripažino, kad jis buvo svarbus žmogus, kuris paliko pėdsaką. Po atsisveikinimų Seime karstas buvo nugabentas į Antakalnio kapines, kur Brazauskas buvo palaidotas šalia kitų Lietuvos politikų ir visuomenės veikėjų. Laidotuvės vyko be kunigo, be maldų, be bažnytinių apeigų. Tai buvo pasaulietinės laidotuvės, kurios labiau priminė valstybinę ceremoniją nei dvasinį palydėjimą. Ir būtent šis kontrastas, tarp to, ko norėjo šeima, ir to, ką leido bažnyčia, tapo simboliu Brazausko gyvenimo. Jis visada buvo tarp dviejų pasaulių, tarp praeities ir dabarties, tarp valdžios ir sąžinės, tarp to, kas buvo, ir to, kas galėjo būti. Bet istorija nesibaigė su laidotuvėmis. Po kelių dienų kardinolas Bačkis paskelbė oficialų pareiškimą, kuriame paaiškino savo sprendimą. Jis rašė, kad bažnyčia negali būti abejinga žmogaus gyvenimo būdui, kad tikėjimas reikalauja ne tik žodžių, bet ir darbų, kad atgaila yra būtina sąlyga atleidimui. Jis rašė, kad Brazauskas turėjo daug galimybių sugrįžti į bažnyčią, bet niekada tuo nepasinaudojo. Ir būtent dėl to bažnyčia negalėjo priimti jo net po mirties. Ar tai buvo teisingas sprendimas? Ar bažnyčia turėjo būti griežtesnė ar atlaidesnė? Šie klausimai ir toliau kelia diskusijas Lietuvoje. Brazausko šeima niekada viešai nekritikavo kardinolo sprendimo. Žmona Kristina sakė, kad gerbė bažnyčios poziciją, nors ir nesutinka su ją. Vaikai tylėjo, nenorėdami dar labiau įkaitinti situaciją. Bet artimieji draugai kalbėjo kitaip.
Jie sakė, kad Brazauskas buvo tikintis žmogus, kad jis meldėsi namuose, kad jis tikėjo Dievą, net jei nedalyvavo pamaldose. Jie sakė, kad bažnyčia buvo per griežta, per negailestinga, per teisinti. Bet ar tai buvo tiesa? Ar Brazauskas tikrai tikėjo? Ar jis tikrai meldėsi? Ar tai nebuvo tik bandymas pateisinti jį po mirties? Praėjus keliems mėnesiams po laidotuvių pasirodė dokumentai, kurie metė naują šviesą į Brazausko santykius su bažnyčia. Paaiškėjo, kad 1990 metais, kai jis buvo aukščiausiosios tarybos pirmininkas, jis slapta susitiko su kardinolu Vincentu Sladkevičiumi. Šio susitikimo metu jie kalbėjo apie bažnyčios vaidmenį nepriklausomoje Lietuvoje, apie būtinybę grąžinti konfiskuotą turtą, apie religinio švietimo atnaujinimą. Bet jie taip pat kalbėjo apie Brazausko praeitį, apie jo vaidmenį sovietmečiu. Ir kardinolas Sladkevičius pasakė jam tiesiai, jei norite būti tikras Lietuvos lyderis, turite atgailauti už praeitį. Bet Brazauskas neatgailavo. Jis pasakė, kad padarė, ką galėjo, ir kad neturi už ką atsiprašyti. Šis pokalbis niekada nebuvo viešas Brazausko gyvenimo metu. Jis išaiškėjo tik po jo mirties, kai kardinolo Sladkevičiaus archyvai buvo atidaryti tyrinėtojams. Ir būtent šis pokalbis paaiškino, kodėl bažnyčia buvo tokia griežta su Brazausku. Tai nebuvo spontaniškas sprendimas, tai nebuvo asmeninis kardinolo Bačkio kaprizas. Tai buvo ilgalaikė pozicija, kuri formavosi dešimtmečius, pozicija, kuri sakė, atgaila yra būtina, atleidimas nėra automatinis, nuodėmės turi būti pripažintos ir išpažintos. Ar tai buvo teisingas požiūris? Ar bažnyčia turėjo būti atlaidesnė? Ar ji turėjo suprasti, kad Brazauskas gyveno sudėtingais laikais ir darė, ką galėjo? 1986 metais, kai Brazauskas tik pradėjo savo kelią į valdžios viršūnes, jis buvo paskirtas Lietuvos komunistų partijos centro komiteto sekretoriumi ekonomikos klausimais. Tai buvo svarbus postas, bet ne aukščiausias. Jis dar nebuvo pirmasis sekretorius, dar neturėjo absoliučios valdžios. Bet jau tada jis turėjo priimti sprendimus, kurie paveikė tūkstančius žmonių gyvenimus. Vienas iš šių sprendimų buvo susijęs su Kryžių kalno Šiauliuose. Sovietinė valdžia norėjo sunaikinti šią šventą vietą, išrauti kryžius, paversti ją paprastų parku. Ir Brazauskas, kaip ekonomikos sekretorius, turėjo organizuoti šį darbą. Bet kas iš tikrųjų įvyko Kryžių kalne? Oficialūs dokumentai rodo, kad kryžiai buvo šalinami kelis kartus 1963, 1973, 1981 metais. Bet 1986, kai Brazauskas buvo atsakingas už ekonomiką, šalinimas staiga sustojo. Kodėl? Ar tai buvo jo sprendimas? Ar jis slapta apsaugojo Kryžių kalną? Ar tai buvo jo bandymas atpirkti kitas nuodėmes? Šie klausimai niekada nebuvo atsakyti, nes Brazauskas niekada apie tai nekalbėjo. Bet kai kurie istorikai mano, kad būtent jis sustabdė Kryžių kalno naikinimą ir tai buvo jo tylus gestas bažnyčiai. Jei tai tiesa, tai keičia visą paveikslą. Tai reiškia, kad Brazauskas nebuvo paprastas sovietinis biurokratas, kuris aklai vykdė Maskvos įsakymus. Tai reiškia, kad jis turėjo sąžinę, kad jis bandė daryti gerą, net kai sistema vertė jį daryti blogą. Bet kodėl jis niekada apie tai nekalbėjo? Kodėl jis niekada viešai nepripažino, kad apsaugojo Kryžių kalną? Galbūt todėl, kad tai būtų buvę pavojinga? Galbūt todėl, kad Maskva būtų jį nubaudusi? O gal todėl, kad jis pats netikėjo, jog vienas geras darbas gali atpirkti visas kitas nuodėmes? 1987 metais, kai Brazauskas tapo pirmuoju sekretoriumi, jis susidūrė su dar didesniu iššūkiu. Lietuva pradėjo judėti link nepriklausomybės ir Maskva reikalavo griežtų veiksmų prieš nacionalistus ir antisovietinius elementus. KGB siuntė raportus, kuriuose reikalavo areštuoti sąjūdžio lyderius, uždaryti nepriklausomas laikraščius, sustabdyti mitingus. Ir Brazauskas, kaip pirmasis sekretorius, turėjo nuspręsti, vykdyti šiuos įsakymus ar ignoruoti juos. Jis pasirinko vidurį kelią, jis nesiuntė tankų, bet ir nepalaikė sąjūdžio. Jis leido mitingams vykti, bet kontroliavo juos.
Jis nereštavo lyderių, bet sekė juos. Ar tai buvo išmintis ar bailumas? Rugpjūčio 23 dieną 1989 metais įvyko įvykis, kuris pakeitė viską. Daugiau nei 2 milijonai žmonių Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje susikibo rankomis ir suformavo gyvą grandinę nuo Vilniaus iki Talino. Tai buvo Baltijos kelias, didžiausias taikus protestas sovietinės imperijos istorijoje. Ir Brazauskas, kaip pirmasis sekretorius, turėjo nuspręsti, kaip reaguoti. Maskva reikalavo griežtų veiksmų, bet jis žinojo, kad jei siųs miliciją prieš 2 milijonus žmonių, prasidės kraujo praliejimas. Ir jis pasirinko nieko nedaryti. Jis leido Baltijos keliu įvykti ir tai buvo vienas svarbiausių jo gyvenimo sprendimų. Bet ar tai buvo drąsus sprendimas ar tiesiog pragmatiškas? Ar jis tikrai tikėjo Lietuvos nepriklausomybę, ar tiesiog suprato, kad sovietinė sistema griūva ir reikia prisitaikyti? Šie klausimai persekiojo jį visą gyvenimą. Kritikai sakė, kad jis buvo oportunistas, kuris visada rinkosi saugesnį kelią. Rėmėjai sakė, kad jis buvo išmintingas politikas, kuris išgelbėjo Lietuvą nuo kraujo praliejimo. Bet pats Brazauskas niekada aiškiai neatsakė į šiuos klausimus. Jis kalbėjo apie sudėtingus laikus, apie istorinės aplinkybės, bet niekada nepasakė, aš tikėjau nepriklausomybę nuo pat pradžių. Gruodžio 20 dieną 1989 metais Lietuvos komunistų partija oficialiai atsiskyrė nuo Tarybų Sąjungos komunistų partijos. Tai buvo istorinis sprendimas, kuris padarė Lietuvą pirmą sovietinę respubliką, kuri išdrįso maištauti prieš Maskvą. Ir Brazauskas buvo šio sprendimo architektas. Jis įtikino partijos narius, kad tai yra vienintelis kelias išgelbėti Lietuvą. Jis derėjosi su Maskva, bandydamas išvengti represijų. Jis rizikavo savo karjerą, savo laisvę, galbūt net gyvybę. Ir šis sprendimas padarė jį nacionaliniu didvyriu. Bet ar tai buvo pakankamai, kad atpirktų jo praeitį? Sausio 13 dieną 1991 metais sovietiniai tankai įsiveržė į Vilnių. Jie užėmė televizijos bokštą, nušovė 14 žmonių, sužeidė šimtus. Tai buvo juodžiausia naktis nepriklausomos Lietuvos istorijoje. Ir kur buvo Brazauskas tą naktį? Jis buvo aukščiausiosios tarybos pastate, kartu su kitais deputatais, laukdamas, ar tankai ateis ir pas juos. Jis žinojo, kad gali mirti, bet jis nepasitraukė. Jis liko, ir tai buvo jo drąsiausias momentas. Bet net šis momentas neištrynė jo praeities. Net šis momentas nepadarė jo šventuoju bažnyčios akyse. Po sausio 13-osios Brazauskas tapo dar populiaresnis. Žmonės matė jį kaip lyderį, kuris nepasitraukė sunkiausią valandą, kuris rizikavo gyvybę dėl Lietuvos. Ir kai 1993 metais vyko prezidento rinkimai, jis laimėjo triuškinančią persvarą. 60% balsų, tai buvo neįtikėtinas rezultatas, kuris parodė, kad lietuviai jam pasitikėjo. Bet ar bažnyčia jam pasitikėjo? Ne. Bažnyčia ir toliau žiūrėjo į jį kaip į buvusi komunistų partijos pirmąjį sekretorių, kaip į žmogų, kuris dalyvavo sistemoje, kuri persekiojo tikinčiuosius. Prezidentavimo metais Brazauskas bandė pagerinti santykius su bažnyčia. Jis grąžino konfiskuotą turtą, jis palaikė religinio švietimo atnaujinimą mokyklose, jis dalyvavo oficialiose bažnytinėse ceremonijose. Bet visa tai buvo formalūs gestai, netikra sutaikymo. Bažnyčia laukė ne darbų, o žodžių. Ji laukė, kad Brazauskas pasakytų, atsiprašau už tai, ką dariau sovietmečiu. Atsiprašau už tai, kad dalyvavau sistemoje, kuris skriaudė tikinčiuosius. Atsiprašau už tai, kad tylėjau, kai reikėjo kalbėti. Bet šių žodžių jis niekada neištarė. Kodėl? Kodėl žmogus, kuris buvo toks populiarus, toks mylimas, negalėjo ištarti paprastų žodžių atsiprašau? Galbūt todėl, kad jis tikrai netikėjo, jog padarė kažką blogo? Galbūt todėl, kad jis manė, jog veikė geriausiai, kaip galėjo, atsižvelgiant į aplinkybės? O gal todėl, kad jis bijojo, jog atsiprašymas būtų suprastas kaip silpnumas, kaip pripažinimas, kad visa jo karjera buvo pastatyta ant klaidų? Šie klausimai liko be atsakymo ir būtent jie padarė jo santykius su bažnyčia tokius sudėtingus.
1998 metais, kai Brazauskas baigė prezidentavimą, jis tapo premjeru. Tai buvo neįprastas žingsnis, paprastai buvęs prezidentas pasitraukė iš politikos, bet Brazauskas nusprendė tęsti. Kodėl? Ar jis negalėjo gyventi be valdžios? Ar jis jautė, kad dar turi ką duoti Lietuvai? Ar jis tiesiog bijojo pasitraukti į šešėlį? Kaip premjeras jis susidūrė su naujais iššūkiais – ekonominė krize, nedarbu, socialinė įtampa. Ir vėl jis turėjo priimti sunkius sprendimus, kurie ne visiems patiko. Bet jis ir toliau buvo populiarus, ir toliau buvo Algirdas, žmogus, kuriam žmonės pasitikėjo. Bet jo sveikata pradėjo silpnėti. 2001 metais, kai jis pasitraukė iš premjero posto, jam buvo 78 metai. Jis buvo pavargęs, išsekęs, sergantis. Gydytojai diagnozavo širdies problemas, kraujospūdžio sutrikimus, kitas ligas. Bet jis ir toliau dirbo, ir toliau dalyvavo viešame gyvenime, ir toliau davė interviu. Jis negalėjo sustoti, nes politika buvo jo gyvenimas, jo tapatybė, jo prasmė. Be politikos jis būtų buvęs niekas, tik senas žmogus su sudėtinga praeitimi. 2007 metais jam buvo diagnozuotas plaučių vėžys. Gydytojai pasakė, kad laiko liko nedaug, galbūt keli metai, galbūt mažiau. Ir Brazauskas pradėjo ruoštis mirčiai. Jis rašė atsiminimus, tvarkė dokumentus, kalbėjosi su šeima apie tai, kas bus po jo mirties. Bet jis niekada nekalbėjo apie savo sielą, apie tai, kas laukia jo anapus. Ar jis tikėjo pomirtiniu gyvenimu? Ar jis tikėjo Dievu? Ar jis bijojo mirties? Šie klausimai liko be atsakymo, nes jis buvo per daug pragmatiškas, per daug žemiškas, kad kalbėtų apie tokius dalykus. Paskutiniais gyvenimo metais Brazauskas retai išeidavo iš namų. Jis buvo per silpnas, per sergantis. Bet jis ir toliau sekė politiką, skaitė laikraščius, žiūrėjo televiziją. Jis matė, kaip Lietuva keičiasi, kaip ateina nauja karta politikų, kurie nebeatsimena sovietmečio, kurie nebesupranta, kokie buvo tie sudėtingi laikai. Ir jis jautėsi vis labiau vienišas, vis labiau pamirštas. Jis buvo gyva legenda, bet legenda, kuri jau nebetiko į naują Lietuvą. Birželio 19 dieną 2010 metais, anksti ryte, Algirdas Brazauskas mirė. Šalia jo buvo žmona Kristina, kuri laikė jo ranką iki paskutinio atodūsio. Jis mirė ramiai, be skausmo, kaip ir norėjo. Bet tai, kas įvyko po jo mirties, buvo visiškai priešinga ramybei. Šeima nedelsiant kreipėsi į Vilniaus arkivyskupiją su prašymu leisti surengti laidotuves arkikatedroje. Tai buvo natūralus prašymas, Brazauskas buvo buvęs prezidentas, vienas svarbiausių Lietuvos politikų. Bet kardinolas Bačkis atsakė ne. Ar jūs suprantate, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad bažnyčia atmetė Brazauską net po mirties. Tai reiškia, kad jo nuodėmės buvo tokios didelės, jog net mirtis neatnešė atleidimo. Tai reiškia, kad jis mirė ne kaip katalikas, o kaip svetimas žmogus, kuris neturėjo vietos Dievo namuose. Ar tai buvo teisingas sprendimas? Ar bažnyčia turėjo teisę taip elgtis? Ar ji turėjo būti atlaidesnė, gailestingesnė, krikščioniškesnė? Kai žinia apie kardinolo sprendimą pasklido po Lietuvą, reakcijos buvo priešingos kaip diena ir naktis. Vieni sakė, kad bažnyčia pagaliau parodė principingumą, kad ji nepasiduoda politiniam spaudimui, kad ji lieka ištikima savo vertybėms. Kiti kalbėjo apie negailestingumą, apie tai, kad tikroji krikščionybė yra apie atleidimą, ne apie teismą. Socialdemokratų partija, kuriai Brazauskas vadovavo daugelį metų, paskelbė griežtą pareiškimą, kuriame kaltino bažnyčią politizavimu ir noru atkeršyti už praeitį. Bet kardinolas Bačkis nesitraukė. Jis pakartojo, kad sprendimas buvo priimtas remiantis bažnytiniais kanonais, ne politiniais motyvais. Bet kas iš tikrųjų buvo tie bažnytiniai kanonai, apie kuriuos kalbėjo kardinolas? Pagal katalikų bažnyčios mokymą žmogus, kuris negyvenęs pagal tikėjimą, kuris nedalyvavęs sakramentuose, kuris neatgailavęs už nuodėmes, negali būti laidojamas su visomis bažnytinėmis apeigomis. Tai nėra bausmė, tai yra logiškas dalykas, kaip gali laidoti žmogų bažnyčioje, jei jis pats atsisakė būti bažnyčios dalimi. Bet ar Brazauskas tikrai atsisakė? Ar jis tikrai nebuvo tikintis?
Šeima tvirtino priešingai, jie sakė, kad jis meldėsi namuose, kad jis tikėjo Dievą, kad jis tiesiog nematė prasmės dalyvauti oficialiuose pamaldose. Tačiau bažnyčia žiūrėjo į tai kitaip. Tikėjimas pagal bažnyčios mokymą nėra tik privatus reikalas tarp žmogaus ir Dievo. Tikėjimas yra bendruomenė, yra sakramentai, yra dalyvavimas bažnyčios gyvenime. Žmogus, kuris sako, kad tiki, bet niekada neateina į bažnyčią, niekada neprisipažįsta, niekada nepriima komunijos, iš tikrųjų nesako, kad tiki, jis sako, kad nori tikėti savo sąlygomis, ne bažnyčios sąlygomis. Ir būtent čia buvo problema su Brazausku. Jis norėjo būti laidojamas kaip katalikas, bet jis negyveno kaip katalikas. Ar tai buvo teisinga? Birželio 21 dieną 2010 metais Brazausko šeima surengė spaudos konferenciją. Žmona Kristina, ašaromis akyse, pasakė, kad gerbė bažnyčios sprendimą, bet nesutinka su juo. Ji pasakė, kad Algirdas buvo geras žmogus, kuris visą gyvenimą dirbo Lietuvos labui ir kad jis nusipelno pagarbaus palydėjimo. Sūnus Mindaugas kalbėjo apie tai, kaip tėvas namuose meldėsi, kaip jis skaitė Bibliją, kaip jis tikėjo Dievą. Bet jie taip pat pripažino, kad Algirdas niekada nebuvo praktikuojantis katalikas, kad jis nedalyvavo pamaldose, kad jis neišpažino. Ir būtent šis pripažinimas padarė jų poziciją silpnesnę, kaip galima reikalauti bažnytinių laidotuvių žmogui, kuris pats pripažįsta, kad negyveno pagal bažnyčios reikalavimus. Bet visuomenė nesiklausė logikos. Visuomenė klausėsi širdies. Ir daugelio lietuvių širdys sakė, kad Brazauskas nusipelno geresnio. Jie prisiminė, kaip jis vadovavo Lietuvai sunkiausiais laikais, kaip jis rizikavo gyvybę sausio 13-ąją, kaip jis buvo Algirdas paprastas, artimas, suprantamas. Jie nematė buvusio komunistų partijos pirmojo sekretoriaus, jie matė žmogų, kuris padarė klaidų, bet kuris taip pat padarė daug gero. Ir jie negalėjo suprasti, kodėl bažnyčia negali atleisti, kodėl ji negali būti gailestingesnė. Tuo tarpu bažnyčia laikėsi savo pozicijos. Kardinolas Bačkis davė keletą interviu, kuriuose aiškino savo sprendimą. Jis kalbėjo apie tai, kad bažnyčia negali būti abejinga žmogaus gyvenimo būdui, kad tikėjimas reikalauja ne tik žodžių, bet ir darbų, kad atgaila yra būtina sąlyga atleidimui. Jis taip pat užsiminė apie Brazausko praeitį, apie jo vaidmenį sovietmečiu, apie tai, kad jis niekada viešai neatgailavo už dalyvavimą sistemoje, kuri persekiojo bažnyčią. Ir būtent šis paskutinis punktas sukėlė didžiausią audrą, ar bažnyčia teisė Brazauską už jo politinę praeitį, ar už jo dvasinį gyvenimą. Kai kurie teologai gynė kardinolą, sakydami, kad abu dalykai yra susiję. Jie sakė, kad žmogaus dvasinė būklė atsispindi jo veiksmuose, kad negalima atskirti tikėjimo nuo gyvenimo, kad Brazausko atsisakymas atgailauti už praeitį rodo, jog jis neturėjo tikros atgailos širdyje. Kiti teologai nesutiko, sakydami, kad bažnyčia neturėtų teisti žmogaus už politinius sprendimus, kad jos vaidmuo yra dvasinis, ne politinis, kad ji turėtų sutelkti dėmesį į sielą, ne į istoriją. Ir ši diskusija tęsėsi savaitės, mėnesius, net metus po Brazausko mirties. Bet pats Brazauskas jau negalėjo nieko pasakyti. Jis gulėjo karste, tylus, nejudantis, negalintis gintis ar paaiškinti. Ir galbūt būtent tai buvo skaudžiausia, kad jis mirė negalėdamas pasakyti paskutinio žodžio, negalėdamas paaiškinti savo pozicijos, negalėdamas apginti savo garbės. Ar jis tikrai nenorėjo atgailauti? Ar jis tikrai manė, kad nepadarė nieko blogo? Ar jis tiesiog buvo per daug išdidus, kad pripažintų klaidas? Šie klausimai liko be atsakymo ir būtent jie padarė jo mirtį tokią tragišką. Birželio 23 dieną 2010 metais Brazausko karstas buvo atneštas į Seimą. Tai buvo kompromisas, jei ne bažnyčia, tai bent valstybės institucija. Seimo salė buvo pilna žmonių, politikų, diplomatų, paprastų piliečių. Visi jie atėjo atiduoti paskutinį pagarbos ženklą žmogui, kuris buvo dalis Lietuvos istorijos. Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasakė kalbą, kurioje paminėjo Brazausko nuopelnus Lietuvai, bet taip pat užsiminė apie sudėtingą jo praeitį. Jis sakė, kad istorija teis jį teisingai, kad laikas parodys, koks buvo jo tikrasis vaidmuo. Bet ar laikas tikrai parodo tiesą? Ar istorija tikrai yra teisinga? Po atsisveikinimų Seime karstas buvo nugabentas į Antakalnio kapines. Tai yra vieta, kur palaidoti daugelis Lietuvos politikų, karių, visuomenės veikėjų.
Tai yra garbinga vieta, bet ne tokia garbinga kaip arkikatedra. Laidotuvės vyko be kunigo, be maldų, be bažnytinių apeigų. Buvo tik kalbos, buvo muzika, buvo ašaros. Ir kai karstas buvo nuleistas į žemę, daugelis žmonių jautė, kad kažkas negerai, kad kažko trūksta, kad tai nėra tinkamas palydėjimas žmogui, kuris tiek daug davė Lietuvai. Bet ar Brazauskas tikrai tiek daug davė? Ar jo nuopelnai tikrai viršijo jo nuodėmes? Šie klausimai ir toliau kelia diskusijas Lietuvoje. Vieni sako, kad jis buvo didis politikas, kuris išgelbėjo Lietuvą nuo kraujo praliejimo, kuris vadovavo šaliai sunkiausiais laikais, kuris padarė Lietuvą geresnę. Kiti sako, kad jis buvo oportunistas, kuris visada rinkosi saugesnį kelią, kuris niekada neturėjo tikrų principų, kuris dalyvavo sistemoje, kuris kriaudė tūkstančius žmonių. Ir tiesa, kaip visada, yra kažkur per vidurį. Praėjus keliems mėnesiams po laidotuvių Lietuvos valstybinis archyvas paskelbė naujus dokumentus apie Brazausko veiklą sovietmečiu. Šie dokumentai parodė sudėtingesnį paveikslą nei daugelis tikėjosi. Taip, Brazauskas buvo komunistų partijos pirmasis sekretorius, bet jis taip pat buvo žmogus, kuris dažnai ignoravo Maskvos įsakymus, kuris saugojo lietuvių kultūrą, kuris tyliai palaikė disidentus. Viename dokumente buvo aprašytas atvejis, kai KGB reikalavo areštuoti žinomą rašytoją už antisovietinę veiklą, bet Brazauskas atsisakė pasirašyti įsakymą. Kitame dokumente buvo aprašyta, kaip jis slapta susitiko su bažnyčios atstovais ir pažadėjo netrukdyti jų veiklai. Ar šie dokumentai pateisina Brazauską? Ar jie parodo, kad jis buvo geresnis, nei daugelis manė? Ar jie įrodo, kad jis tikrai bandė daryti gerą, net kai sistema vertė jį daryti blogą? Istorikai nesutarė. Vieni sako, kad šie dokumentai rodo tikrąjį Brazauską, žmogų, kuris turėjo sąžinę, kuris bandė išlikti žmogumi net pragariškoje sistemoje. Kiti sako, kad šie dokumentai yra tik maža dalis viso paveikslo, kad yra daug daugiau dokumentų, kurie rodo jo dalyvavimą represijose, persekiojimuose, nusikaltimų. Ir tiesa, kaip visada, yra kažkur per vidurį. Bet bažnyčia nesikeičia savo pozicijos. Net po naujų dokumentų paskelbimo, net po istorikų diskusijų, kardinolas Bačkis ir toliau tvirtino, kad sprendimas buvo teisingas. Jis sakė, kad bažnyčia negali teisti žmogaus už istoriją, bet ji gali teisti jį už jo santykį su Dievu. Ir Brazausko santykis su Dievu, pagal bažnyčios vertinimą, buvo nepakankamas. Jis negyveno kaip katalikas, jis neatgailavo kaip katalikas, jis nemirė kaip katalikas. Ir todėl jis negalėjo būti laidojamas kaip katalikas. Ar tai buvo teisingas vertinimas? Ar bažnyčia tikrai žinojo, kas buvo Brazausko širdyje? 1991 metais, po sausio 13-osios, Brazauskas davė interviu užsienio žurnalistui. Šiame interviu jis kalbėjo apie savo tikėjimą, apie savo santykį su Dievu. Jis pasakė, aš tikiu, kad Dievas yra. Aš tikiu, kad jis mato viską, ką mes darome. Ir aš tikiu, kad jis supranta, kodėl mes darome tai, ką darome. Aš nesu šventas žmogus. Aš padariau klaidų. Bet aš visada bandžiau daryti tai, kas geriausia Lietuvai. Ar šie žodžiai rodo tikrą tikėjimą? Ar jie rodo atgailą? Ar jie rodo, kad Brazauskas tikrai turėjo santykį su Dievu? Bažnyčia sakytų, kad ne. Bažnyčia sakytų, kad tikėjimas yra ne tik žodžiai, bet ir darbai. Tikėjimas yra dalyvavimas sakramentuose, yra gyvenimas pagal bažnyčios mokymą, yra atgaila už nuodėmes. Ir Brazauskas, nors ir kalbėjo apie Dievą, niekada negyveno pagal šiuos reikalavimus. Jis niekada nedalyvavo pamaldose, niekada neišpažino, niekada nepriėmė komunijos. Ir todėl, pagal bažnyčios logiką, jis nebuvo tikras katalikas, net jei jis pats manė, kad yra. Bet ar bažnyčios logika yra vienintelė teisinga? Ar nėra kitų būdų būti tikinčiam? Ar negalima tikėti Dievą neprisirišant prie institucijos? Šie klausimai yra filosofiniai, teologiniai ir jie neturi vienareikšmių atsakymų. Bet Brazausko atveju jie tapo labai praktiniais, jie nulėmė, ar jis bus laidojamas bažnyčioje ar ne. Ir atsakymas buvo ne. Ir šis atsakymas sukėlė tokią audrą, kokios Lietuva nebuvo mačiusi daugelį metų.
Praėjus metams po Brazausko mirties, jo šeima paskelbė knygą, jo atsiminimus, kuriuos jis rašė paskutiniais gyvenimo metais. Šioje knygoje buvo skyrius apie jo santykį su bažnyčia. Jis rašė: aš niekada nebuvau geras katalikas pagal bažnyčios standartus. Aš nedalyvavau pamaldose, neišpažinau, nepriėmiau komunijos. Bet aš visada tikėjau Dievą. Aš meldžiausi namuose, aš kalbėjausi su Dievu savo širdyje. Ir aš tikiu, kad Dievas mane supranta, net jei bažnyčia nesupranta. Ar šie žodžiai yra atgailos? Ar jie yra gynybos? Ar jie yra paskutinis bandymas paaiškinti save? Knygos publikacija sukėlė naują diskusijų bangą. Vieni sakė, kad Brazauskas pagaliau parodė savo tikrąją širdį, kad jis tikrai buvo tikintis žmogus, kuris tiesiog negalėjo sutikti su bažnyčios reikalavimais. Kiti sakė, kad tai buvo tik bandymas pateisinti save po mirties, kad tikras tikėjimas reikalauja ne tik žodžių, bet ir darbų. Ir vėl Lietuva suskilo į du lagerius, tuos, kurie palaikė Brazauską ir tuos, kurie palaikė bažnyčią. Bet ar ši diskusija tikrai buvo apie tikėjimą? Ar ji nebuvo apie kažką gilesnio, apie tai, kaip mes vertiname žmones, kaip mes atleidžiame jiems, kaip mes prisimename juos po mirties? Brazauskas buvo sudėtingas žmogus, kuris gyveno sudėtingais laikais. Jis padarė gerų dalykų ir blogų dalykų. Jis buvo didvyris ir nusidėjėlis. Jis buvo mylimas ir nekenčiamas. Ir būtent šis sudėtingumas padarė jo istoriją tokią įdomią, tokią tragišką, tokią žmogišką. 2011 metais, praėjus metams po Brazausko mirties, Vilniaus arkivyskupija paskelbė oficialų pareiškimą. Jame buvo pasakyta, kad bažnyčia meldžiasi už Algirdo Brazausko sielą, kad ji tikisi, jog Dievas jam atleis, net jei bažnyčia negalėjo. Tai buvo nedidelis gestas, bet svarbus. Tai parodė, kad bažnyčia, nors ir griežta savo principuose, vis dėlto turi širdį, vis dėlto supranta, kad tik Dievas gali teisti žmogaus sielą. Ar šis pareiškimas pakeitė ką nors? Ar jis atitaisė žalą padarytą atsisakymu leisti Brazauską į katedrą? Daugelis manė, kad ne. Bet tai bent jau parodė, kad bažnyčia nėra visiškai negailestinga. Šiandien, praėjus daugiau nei 10 metų po Brazausko mirties, jo istorija vis dar kelia diskusijas Lietuvoje. Kas jis buvo? Didis politikas ar oportunistas? Tikintis žmogus ar veidmainis? Didvyris ar nusidėjėlis? Atsakymai priklauso nuo to, ką jūs vertinate labiau, jo nuopelnus ar jo nuodėmes, jo viešus darbus ar jo privačią sąžinę, jo žodžius ar jo veiksmus. Ir galbūt būtent tai yra svarbiausias pamoka iš Brazausko istorijos, kad žmonės yra sudėtingi, kad jie negali būti suskirstyti į gerus ir blogus, kad kiekvienas iš mūsų turi šviesių ir tamsių pusių. Ar bažnyčia turėjo teisę atsisakyti leisti Brazauską į katedrą? Pagal savo principus, taip. Ar ji turėjo būti atlaidesnė, gailestingesnė? Galbūt. Bet svarbiausia, ką mes galime išmokti iš šios istorijos, yra tai, kad atleidimas nėra automatinis, kad jis reikalauja atgailos, pripažinimo, noro keistis. Ir Brazauskas, nors ir buvo didis politikas, niekada nepadarė šio paskutinio žingsnio. Jis niekada nepasakė atsiprašau. Ir būtent tai padarė jo mirtį tokią tragišką, tokią neužbaigtą, tokią skausmingą. Ar jūs galite atleisti žmogui, kuris niekada neprašė atleidimo? Ar jūs galite priimti žmogų, kuris niekada nepripažino savo klaidų? Ar jūs galite mylėti žmogų, kuris niekada neatgailavo? Šie klausimai yra ne tik apie Brazauską, jie yra apie mus visus, apie tai, kaip mes gyvename, kaip mes renkamės, kaip mes mirštame. Ir galbūt būtent todėl Brazausko istorija vis dar yra tokia svarbi, tokia aktuali, tokia gyva. Antakalnio kapinėse, kur Brazauskas buvo palaidotas, jo kapas tapo keista piligrimystės vieta. Ne tokia, kokią tikytumėtės, ne su gėlėmis ir žvakėmis, kaip prie kitų politikų kapų. Ne, žmonės ateidavo ir stovėdavo tylėdami, žiūrėdami į paprastą paminklą su užrašu Algirdas Mykolas Brazauskas, 1933–2010. Kai kurie ateidavo su klausimais, kuriuos niekada neišdrįso užduoti jam gyvam. Kiti ateidavo su atsakymais, kurių jis niekada neišgirdo.
Bet visi jie jautė, kad kažkas liko neužbaigta, kad istorija neturėjo tikro pabaigos, kad Brazauskas mirė su paslaptimis, kurių niekada neatskleidė. Vienas iš tų, kurie reguliariai lankė kapą, buvo buvęs Brazausko apsaugos pareigūnas Vytautas Petkevičius. Jis dirbo su Brazausku nuo 1989 iki 1998. Jis matė Brazauską ne tik viešumoje, bet ir privačiai, kai jis buvo pavargęs, kai jis buvo piktas, kai jis buvo liūdnas. Ir Petkevičius pasakojo istoriją, kuri niekada nebuvo viešai žinoma. Vieną naktį, po ypač sunkios dienos Seime, Brazauskas paprašė jį nuvežti ne namo, o į mažą bažnytėlę Vilniaus pakraštyje. Tai buvo apie 2 valandą nakties, bažnyčia buvo uždaryta, bet Brazauskas turėjo raktą. Jie įėjo vidų ir Brazauskas atsiklaupė prieš altorių ir meldėsi. Petkevičius stovėjo prie durų, nežinodamas, ką daryti. Po pusvalandžio Brazauskas atsistojo, ašaromis akyse, ir pasakė: Vytautai, aš nežinau, ar Dievas mane girdi. Bet aš turiu bandyti. Ar ši istorija tiesa? Petkevičius prisiekė, kad taip. Bet kodėl Brazauskas niekada apie tai nekalbėjo viešai? Kodėl jis slėpė savo tikėjimą? Galbūt todėl, kad jis bijojo būti suprastas kaip silpnas? Galbūt todėl, kad jis žinojo, jog žmonės netikės, kad buvęs komunistų partijos pirmasis sekretorius gali tikėti Dievą? O gal todėl, kad jo tikėjimas buvo toks asmeniškas, toks intimus, kad jis negalėjo juo dalintis su kitais? Šie klausimai liko be atsakymo, bet Petkevičiaus istorija pridėjo naują dimensiją į Brazausko paveikslą, dimensiją, kuri parodė, kad jis buvo daug sudėtingesnis, nei daugelis manė. Tuo tarpu bažnyčia ir toliau laikėsi savo pozicijos. 2012 metais, praėjus 2 metams po Brazausko mirties, kardinolas Bačkis davė ilgą interviu, kuriame dar kartą paaiškino savo sprendimą. Jis sakė: mes neteisėme Algirdo Brazausko sielos. Tai Dievo darbas, ne mūsų. Bet mes turime laikytis bažnyčios mokymų, kurie sako, kad žmogus, kuris negyveno pagal tikėjimą, negali būti laidojamas su visomis bažnytinėmis apeigomis. Tai nėra bausmė, tai yra logika. Kaip galime švęsti žmogaus gyvenimą bažnyčioje, jei jis pats atsisakė būti bažnyčios dalimi? Šie žodžiai buvo aiškus, bet ar jie buvo teisingi? Ar bažnyčia tikrai turėjo teisę spręsti, kas yra jos dalis, o kas ne? Bet buvo ir kitų balsų bažnyčioje. Kunigas Richardas Doveika, žinomas savo liberaliomis pažiūromis, viešai nesutiko su kardinolu. Jis rašė: Jėzus valgė su muitininkais ir nusidėjėliais. Jis priėmė visus, kurie atėjo pas jį, net jei jie nebuvo tobuli. Ar mes, kaip jo sekėjai, neturėtume daryti to paties? Ar mes neturėtume būti atlaidesni, gailestingesni, labiau priimantys? Šie žodžiai sukėlė audrą bažnyčioje. Kai kurie vyskupai palaikė Doveiką, kiti jį kritikavo. Ir vėl Lietuva matė, kad net pati bažnyčia nėra vieninga šiuo klausimu, kad net jos viduje yra skirtingų nuomonių, skirtingų požiūrių. 2014 metais pasirodė dokumentinis filmas apie Brazauską. Režisierius Audrius Stonys praleido 3 metus rinkdamas medžiagą, kalbėdamasis su žmonėmis, kurie jį pažinojo, tyrinėdamas archyvus. Filmas parodė Brazauską kaip sudėtingą žmogų, kuris buvo ir didvyris, ir nusidėjėlis, ir auka, ir kaltininkas. Viena iš galingiausių filmo scenų buvo interviu su buvusiu kunigu, kuris buvo persekiojamas sovietmečiu. Šis kunigas pasakojo, kaip jis buvo tardomas KGB, kaip jis buvo verčiamas išduoti kitus kunigus, kaip jis kentėjo. Bet paskui jis pasakė kažką netikėto: aš negaliu atleisti sistemos, kuri mane kankino. Bet aš galiu atleisti žmonėms, kurie buvo tos sistemos dalis. Nes jie taip pat buvo aukos, net jei jie to nesuprato. Ar šie žodžiai taikomi Brazauskui? Ar jis buvo auka, ar kaltininkas? Ar jis buvo priverstas daryti tai, ką darė, ar jis pasirinko tai? Filmas neduoda vienareikšmio atsakymo ir galbūt būtent tai yra jo stiprybė. Jis parodo, kad istorija nėra juoda ir balta, kad žmonės yra sudėtingi, kad kiekvienas iš mūsų turi šviesių ir tamsių pusių. Ir galbūt būtent tai yra svarbiausias pamoka iš Brazausko istorijos, kad mes negalime teisti žmogaus tik pagal vieną jo gyvenimo aspektą, kad turime žiūrėti į visą paveikslą.
Bet bažnyčia ir toliau žiūrėjo tik į vieną aspektą - į Brazausko santykį su tikėjimu. Ir šis santykis, pagal bažnyčios vertinimą, buvo nepakankamas. 2015 metais, praėjus 5 metams po Brazausko mirties, Vilniaus arkivyskupija paskelbė naują dokumentą apie laidotuvių tvarką. Šiame dokumente buvo aiškiai pasakyta, kad žmonės, kurie negyveno pagal tikėjimą, negali būti laidojami su visomis bažnytinėmis apeigomis. Tai buvo tiesioginis atsakas į Brazausko atvejį, bandymas užkirsti kelią panašioms situacijoms ateityje. Bet ar tai buvo teisingas sprendimas? Ar bažnyčia turėjo būti tokia griežta? Tuo pačiu metu Brazausko šeima ir toliau kovojo už jo atminimą. Žmona Kristina įkūrė fondą, skirtą palaikyti jaunus politikus, kurie nori tarnauti Lietuvai. Sūnus Mindaugas rašė straipsnius, kuriuose gynė tėvo reputaciją, kuriuose bandė parodyti, kad jis buvo geresnis, nei daugelis manė. Bet jie taip pat pripažino, kad Algirdas nebuvo tobulas, kad jis padarė klaidų, kad jis turėjo silpnybių. Ir būtent šis pripažinimas padarė jų gynybą stipresnę, jie negynė šventojo, jie gynė žmogų. 2016 metais Lietuvos Seimas priėmė rezoliuciją, kurioje pripažino Brazausko nuopelnus Lietuvai. Rezoliucijoje buvo pasakyta, kad jis buvo vienas svarbiausių Lietuvos politikų, kuris vadovavo šaliai sunkiausiais laikais, kuris padarė Lietuvą geresnę. Bet rezoliucijoje taip pat buvo pasakyta, kad jo praeitis sovietmečiu lieka sudėtinga ir prieštaringa, kad istorija dar turi įvertinti jo tikrąjį vaidmenį. Tai buvo subalansuotas vertinimas, kuris pripažino ir jo nuopelnus, ir jo nuodėmes. Bet ar tai buvo pakankamai? Ar tai atitaisė žalą, padarytą bažnyčios atsisakymu? Praėjus 10 metų po Brazausko mirties, jo istorija vis dar kelia diskusijas Lietuvoje. Kas jis buvo? Didis politikas ar oportunistas? Tikintis žmogus ar veidmainis? Didvyris ar nusidėjėlis? Atsakymai priklauso nuo to, ką jūs vertinate labiau - jo nuopelnus ar jo nuodėmes, jo viešus darbus ar jo privačią sąžinę, jo žodžius ar jo veiksmus. Ir galbūt būtent tai yra svarbiausias pamoka iš Brazausko istorijos, kad žmonės yra sudėtingi, kad jie negali būti suskirstyti į gerus ir blogus, kad kiekvienas iš mūsų turi šviesių ir tamsių pusių. Bet yra dar vienas klausimas, kuris liko be atsakymo - ar Brazauskas tikrai atgailavo prieš mirtį? Ar jis tikrai paprašė Dievo atleidimo? Ar jis tikrai pripažino savo klaidas? Šeima sako, kad taip. Jie sako, kad paskutinėmis dienomis jis kalbėjo apie savo praeitį, apie savo nuodėmes, apie savo gailestį. Bet jie taip pat sako, kad jis nenorėjo, kad tai būtų viešai žinoma, kad tai buvo tarp jo ir Dievo. Ar mes galime tikėti šiais žodžiais? Ar mes galime priimti, kad žmogus gali atgailauti privačiai, be viešo pripažinimo? Bažnyčia sakytų, kad ne. Bažnyčia sakytų, kad atgaila turi būti ne tik privati, bet ir vieša, kad ji turi būti išpažinta kunigui, kad ji turi būti dalis sakramento. Bet ar tai vienintelis būdas atgailauti? Ar nėra kitų būdų susitaikyti su Dievu? Šie klausimai yra teologiniai, filosofiniai ir jie neturi vienareikšmių atsakymų. Bet Brazausko atveju jie tapo labai praktiniais, jie nulėmė, kaip jis bus prisimenas, kaip jis bus vertinamas, kaip jis bus teisiamas istorijos. Šiandien praėjus daugiau nei 10 metų po Brazausko mirties, jo kapas Antakalnio kapinėse vis dar traukia lankytojus. Ne tiek daug, kiek anksčiau, bet vis dar. Žmonės ateina, palieka gėles, stovi tylėdami. Kai kurie meldžiasi už jo sielą, net jei bažnyčia to nepadarė. Kiti tiesiog prisimena jį, kaip jis buvo Algirdas, kaip jis buvo artimas, kaip jis buvo suprantamas. Ir galbūt būtent tai yra svarbiausias dalykas, ne tai, ką apie jį sako bažnyčia ar istorikai, bet tai, kaip jį prisimena paprasti žmonės, kurie jį pažinojo, kurie jį mylėjo, kurie jį rinkosi. Ar Brazauskas nusipelno atleidimo? Ar jis nusipelno būti prisimenas kaip didis politikas? Ar jis nusipelno vietos Lietuvos istorijoje? Šie klausimai ir toliau kelia diskusijas. Bet galbūt svarbiausias klausimas yra ne apie jį, o apie mus, kaip mes vertiname žmonės, kaip mes atleidžiame jiems, kaip mes prisimename juos po mirties. Ar mes galime priimti, kad žmonės yra sudėtingi, kad jie daro ir gerų, ir blogų dalykų, kad jie nusipelno ir pagarbos, ir kritikos?
Ar mes galime būti atlaidesni, gailestingesni, labiau priimantys? Brazausko istorija yra ne tik apie vieną žmogų. Ji yra apie visą Lietuvą, apie jos praeitį, apie jos dabartį, apie jos ateitį. Ji yra apie tai, kaip mes susidurėme su savo istorija, kaip mes vertiname savo lyderius, kaip mes atleidžiame jiems už jų klaidas. Ir galbūt būtent todėl ši istorija vis dar yra tokia svarbi, tokia aktuali, tokia gyva. Nes ji kalba ne tik apie Brazauską, ji kalba apie mus visus. Ar jūs galite atleisti žmogui, kuris niekada neprašė atleidimo? Ar jūs galite priimti žmogų, kuris niekada nepripažino savo klaidų? Ar jūs galite mylėti žmogų, kuris niekada neatgailavo? Šie klausimai yra ne tik apie Brazauską, jie yra apie mus visus, apie tai, kaip mes gyvename, kaip mes renkamės, kaip mes mirštame. Ir galbūt būtent todėl Brazausko istorija vis dar yra tokia svarbi, nes ji verčia mus užduoti šios klausimus savo, verčia mus susimastyti apie savo gyvenimus, apie savo pasirinkimus, apie savo vertybės. 2020 metais, praėjus 10 metų po Brazausko mirties, Vilniaus universitetas surengė konferenciją skirtą jo atminimui. Dalyvavo istorikai, politologai, teologai, žurnalistai. Jie diskutavo apie jo vaidmenį Lietuvos istorijoje, apie jo santykius su bažnyčia, apie jo palikimą. Ir nors nuomonės skyrėsi, visi sutiko dėl vieno dalyko – Brazauskas buvo svarbus žmogus, kuris paliko pėdsaką Lietuvos istorijoje. Ar tas pėdsakas buvo teigiamas ar neigiamas, tai jau kiekvieno vertinimo klausimas. Konferencijos pabaigoje vienas iš dalyvių, buvęs Brazausko patarėjas, pasakė kažką, kas apibendrina visą jo istoriją – Algirdas Brazauskas buvo žmogus. Tik žmogus. Ne šventas, ne demonas. Tiesiog žmogus, kuris gyveno sudėtingais laikais ir darė, ką galėjo. Ar jis padarė pakankamai? Ar jis galėjo padaryti daugiau? Tai klausimai, į kuriuos niekada neatsakysime. Bet mes galime jį prisiminti kaip žmogų, kuris bandė, kuris kovojo, kuris tikėjo Lietuvą. Ir galbūt būtent tai yra svarbiausias dalykas. Ar šie žodžiai teisingi? Ar jie apibendrina Brazausko gyvenimą? Ar jie duoda atsakymą į klausimą, kodėl bažnyčia jį atmetė? Galbūt ne. Bet jie duoda kažką kito, jie duoda perspektyvą, jie duoda supratimą, jie duoda atleidimą. Ne bažnyčios atleidimą, neoficialų atleidimą, bet žmogišką atleidimą, pripažinimą, kad mes visi esame žmonės, kad mes visi darome klaidų, kad mes visi nusipelnom antrą šansą. Ir galbūt būtent tai yra svarbiausias pamoka iš Brazausko istorijos, ne tai, ką jis padarė ar nepadarė, bet tai, kaip mes į jį žiūrime, kaip mes jį vertiname, kaip mes jį prisimename. Ar mes galime būti atlaidesni? Ar mes galime būti gailestingesni? Ar mes galime būti labiau priimantys? Šie klausimai yra ne tik apie Brazauską, jie yra apie mus visus. Ir atsakymai į juos nulems ne tik tai, kaip mes prisiminsime jį, bet ir tai, kokia bus mūsų pačių ateitis, kokia bus Lietuvos ateitis, kokia bus mūsų visų ateitis. 2021 metais, praėjus 11 metų po Brazausko mirties, Lietuvos nacionalinis muziejus atidarė parodą Sudėtingi laikai, sudėtingi žmonės. Parodos centre buvo Brazausko gyvenimo istorija, bet ne kaip herojiška saga ar kaip kaltinimo aktas, o kaip žmogaus kelionės per istoriją pavyzdys. Lankytojai galėjo matyti dokumentus iš jo komunistinės praeities, bet taip pat ir jo parašus po nepriklausomybės aktu. Jie galėjo skaityti KGB raportus apie jo veiklą, bet taip pat ir jo asmeninių laiškus, kuriuose jis rašė apie meilę Lietuvai. Paroda nepateikė vienareikšmio vertinimo, ji leido lankytojams patiems spręsti, kas buvo Algirdas Brazauskas. Viena iš labiausiai diskusijų sukėlusių parodos dalių buvo skyrius Tylūs maldininkai. Jame buvo pateikti liudijimai žmonių, kurie tvirtino matę Brazauską meldžiantis privačiai, ne tik apsaugos pareigūno Petkevičiaus istoriją, bet ir kitų. Buvusi jo sekretorė Aldona Mikutienė pasakojo, kaip kartą anksti ryte atėjusi į darbą rado jį sėdintį kabinete su užmerkta akimis ir sulenkta galva. Kai jį paklausė, ar viskas gerai, jis atsakė, tiesiog bandau rasti atsakymus, Aldona. Bandau suprasti, ar darau teisingai. Ar tai buvo malda? Ar tai buvo tiesiog apmąstymas? Paroda neatsakė į šios klausimus, bet ji parodė, kad Brazauskas buvo daug sudėtingesnis, nei daugelis manė. Bet ne visi buvo patenkinti parodą.
Kai kurie bažnyčios atstovai kritikavo ją už bandymą pateisinti nepateisinamą. Vyskupas Rimantas Norvila parašė aštrų straipsnį, kuriame sakė, mes negalime leisti, kad sentimentai užgožtų tiesą. Brazauskas turėjo daug galimybių atgailauti, daug galimybių grįžti į bažnyčią, bet jis to nepadarė. Ir mes negalime dabar, po jo mirties, kurti mitų apie jo tikėjimą. Šie žodžiai sukėlė naują diskusijų bangą, ar bažnyčia buvo per griežta, ar visuomenė buvo per atlaidžiai. Tuo pačiu metu pasirodė nauja knyga Brazausko paslaptys, kurią parašė žurnalistas Vytautas Bruveris. Knygoje buvo atskleidžiami faktai, kurie anksčiau nebuvo žinomi visuomeniai. Vienas iš jų buvo susijęs su 1988 metais, kai Brazauskas buvo komunistų partijos pirmasis sekretorius. Paaiškėjo, kad jis slapta susitiko su pogrindžio katalikų laikraščio Aušra redaktoriais ir pažadėjo netrukdyti jų veiklai, jei jie nespausdins per daug radikalių straipsnių. Tai buvo rizikingas žaidimas, jei Maskva būtų sužinojusi, Brazauskas būtų buvęs nušalintas, o galbūt ir areštuotas. Kodėl jis tai darė? Ar tai buvo pragmatizmas, supratimas, kad geriau kontroliuoti pogrindį, nei bandyti jį sunaikinti? Ar tai buvo sąžinės balsas, noras apsaugoti žmones, kurie kovoja už tikėjimo laisvę? Bruverio knyga neduoda vienareikšmio atsakymo, bet ji pateikia faktus, kurie verčia iš naujo įvertinti Brazausko vaidmenį sovietmečiu. Galbūt jis nebuvo toks paprastas komunistų partijos biurokratas, kaip daugelis manė. Galbūt jis buvo žmogus, kuris bandė išlikti žmogumi net pragariškoje sistemoje. Bet bažnyčia ir toliau laikėsi savo pozicijos. 2022 metais, praėjus 12 metų po Brazausko mirties, naujas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas davė interviu, kuriame pakartojo ankstesnę poziciją. Jis sakė, mes neteisėme Algirdo Brazausko sielos, tai Dievo darbas. Bet mes turime laikytis bažnyčios mokymų, kurie aiškiai sako, kad žmogus, kuris negyveno pagal tikėjimą, negali būti laidojamas su visomis bažnytinėmis apeigomis. Tai nėra kerštas, tai nėra politika, tai yra principas. Ar šis principas buvo teisingas? Ar jis buvo per griežtas? Šie klausimai ir toliau kėlė diskusijas Lietuvoje. Tačiau buvo ir pokyčių. 2023 metais Vilniaus arkikatedroje buvo surengtos specialios pamaldos už visus mirusius Lietuvos politikus, įskaitant ir Brazauską. Tai nebuvo oficialus bažnyčios pripažinimas, bet tai buvo gestas, pripažinimas, kad net tie, kurie negyveno pagal tikėjimą, nusipelno maldų, nusipelno Dievo gailestingumo. Pamaldose dalyvavo šimtai žmonių, įskaitant ir Brazausko šeimos narius. Žmona Kristina jau 80 metų, sunkiai vaikščiojo, bet ji atėjo. Po pamaldų ji pasakė, pagaliau Algirdas yra ten, kur turėjo būti nuo pat pradžių, Dievo namuose. Ar šie žodžiai buvo teisingi? Ar Brazauskas pagaliau rado vietą bažnyčioje? Oficialiai, ne. Bažnyčia ir toliau laikėsi pozicijos, kad jis nebuvo praktikuojantis katalikas. Bet simboliškai, galbūt taip. Pamaldos parodė, kad bažnyčia, nors ir griežta savo principuose, vis dėlto turi širdį, vis dėlto supranta, kad gailestingumas yra svarbesnis už taisyklės. Ar tai buvo pakankamai? Ar tai atitaisė žalą padarytą 23 birželio 2010 metais? Daugelis manė, kad ne, bet tai bent jau buvo žingsnis teisinga kryptimi. Praėjus 13 metų po Brazausko mirties, jo istorija vis dar kelia klausimus, kurie yra aktualūs ne tik Lietuvai, bet ir visam pasauliui. Kaip vertinti žmones, kurie gyveno autoritarinėse sistemose? Kaip atskirti tuos, kurie buvo tikri kolaborantai, nuo tų, kurie tiesiog bandė išgyventi? Kaip subalansuoti teisingumą ir gailestingumą? Šie klausimai yra ypač aktualūs šiandien, kai pasaulis susiduria su naujomis autoritarinėmis grėsmėmis, kai daugelis žmonių turi rinktis tarp saugumo ir principų. Brazausko istorija taip pat kelia klausimus apie bažnyčios vaidmenį visuomenėje. Ar ji turėtų būti griežta savo principuose, ar atlaidžiai? Ar ji turėtų teisti žmones už jų praeitį, ar priimti juos tokius, kokie jie yra? Ar ji turėtų būti institucija, kuri saugo tradiciją, ar institucija, kuri teikia paguodą? Šie klausimai neturi lengvų atsakymų ir skirtingos bažnyčios dalys atsako į juos skirtingai.
Bet Brazausko atvejis parodė, kad šie klausimai yra ne tik teologiniai, jie yra labai praktiniai, jie paveiks tikrus žmones, tikras šeimas, tikras bendruomenės. Galbūt svarbiausias pamoka iš Brazausko istorijos yra tai, kad žmonės yra sudėtingi. Jie negali būti suskirstyti į gerus ir blogus, į šventuosius ir nusidėjėlius, į didvyrius ir išdavikus. Kiekvienas žmogus turi šviesių ir tamsių pusių, kiekvienas žmogus daro gerų ir blogų dalykų, kiekvienas žmogus nusipelno ir pagarbos, ir kritikos. Ir galbūt būtent šis supratimas, kad mes visi esame žmonės, kad mes visi darome klaidų, kad mes visi nusipelnom antrą šansą, yra svarbiausias dalykas, kurį galime išmokti iš Algirdo Brazausko gyvenimo ir mirties. Šiandien, kai Lietuva susiduria su naujais iššūkiais, kai ji turi rinktis tarp skirtingų kelių, kai ji turi spręsti, kokia ji nori būti, Brazausko istorija primena, kad pasirinkimai nėra lengvi, kad kompromisai yra neišvengiami, kad tobulų sprendimų nėra. Bet ji taip pat primena, kad net sudėtingiausiomis aplinkybėmis galima išlikti žmogumi, galima turėti sąžinę, galima stengtis daryti gerą. Ir galbūt būtent tai yra svarbiausias Brazausko palikimas, ne jo politiniai sprendimai, ne jo santykiai su bažnyčia, bet jo žmogiškumas, jo bandymas būti geru žmogumi net tada, kai sistema vertė jį būti blogu. Ar Algirdas Brazauskas buvo geras žmogus? Ar jis nusipelno atleidimo? Ar jis turėjo būti laidojamas arkikatedroje? Šie klausimai ir toliau neturi vienareikšmių atsakymų. Bet galbūt tai ir gerai. Galbūt svarbu ne tai, kad mes rastume atsakymus, bet tai, kad mes ir toliau užduotume klausimus. Kad mes ir toliau diskutuotume, kad mes ir toliau ieškotume tiesos, kad mes ir toliau bandytume suprasti, kas yra teisinga, kas yra gera, kas yra žmogiška. Ir galbūt būtent tai yra didžiausias Brazausko dovana Lietuvai, ne jo politiniai sprendimai, ne jo ekonominės reformos, bet jo istorija, kuri verčia mus mąstyti, kuri verčia mus diskutuoti, kuri verčia mus ieškoti atsakymų į sunkiausius klausimus. Istorija, kuri primena, kad demokratija yra ne tik apie rinkimus ir institucijas, bet ir apie diskusijas, apie ginčus, apie paieškas. Ir kol mes diskutuojame apie Brazauską, kol mes ginčijamės dėl jo palikimo, kol mes ieškome atsakymų į klausimus, kuriuos jis paliko, tol Lietuva lieka gyva, lieka demokratiška, lieka žmogiška. Praėjus daugiau nei 10 metų po Brazausko mirties, jo istorija tapo ne tik asmeninė drama, bet ir nacionaliniu simboliu to, kaip sudėtinga yra gyventi tarp dviejų epochų, tarp dviejų pasaulių, tarp praeities ir ateities. Bet ar mes tikrai suprantame, ką reiškia būti Algirdu Brazausku? Ar mes suprantame, kokius sprendimus jis turėjo priimti kiekvieną dieną, kiekvieną valandą? Ar mes suprantame, kokią kainą jis mokėjo už kiekvieną savo pasirinkimą? Šie klausimai liko be atsakymo, nes pats Brazauskas niekada apie tai nekalbėjo. Jis nešė savo paslaptis į kapą, ir dabar mes galime tik spėlioti, kas iš tikrųjų vyko jo širdyje ir sieloje. Vienas iš paskutinių žmonių, kalbėjusių su Brazausku prieš jo mirtį, buvo gydytojas Antanas Valiukevičius. Jis gydė Brazauską nuo 2007 metų, kai buvo diagnozuotas vėžys. Valiukevičius pasakojo, kad paskutinėmis dienėmis Brazauskas dažnai kalbėjo apie mirtį, apie tai, kas laukia anapus. Bet jis nekalbėjo apie Dievą, nekalbėjo apie tikėjimą, nekalbėjo apie atgailą. Jis kalbėjo apie Lietuvą, apie tai, ar padarė pakankamai, ar galėjo padaryti daugiau. Jis buvo apsėstas klausimu, ar bus prisimenas kaip geras žmogus, sakė Valiukevičius. Bet jis niekada nepaklausė, ar Dievas jį priims. Galbūt jis bijojo atsakymų. Ar Brazauskas tikrai bijojo Dievo teismo? Ar jis žinojo, kad jo praeitis yra per daug sudėtinga, per daug prieštaringa, kad galėtų tikėtis atleidimo? Ar būtent todėl jis niekada neieškojo susitaikymo su bažnyčia? Šie klausimai liko be atsakymo, bet jie meta naują šviesą į jo santykius su tikėjimu. Galbūt jis tikrai tikėjo Dievą, bet bijojo, kad Dievas jo nepriims. Galbūt jis tikrai norėjo atgailauti, bet nežinojo, kaip tai padaryti. Galbūt jis tikrai kentėjo dėl savo praeities, bet negalėjo to parodyti, nes bijojo atrodyti silpnas. 2024 metais, praėjus 14 metų po Brazausko mirties, Lietuvos valstybinis archyvas paskelbė paskutinius dokumentus iš jo asmeninio fondo. Tarp jų buvo raštas, kurį jis parašė 2009 metais, kai jau žinojo, kad serga vėžiu. Šis raštas niekada nebuvo skirtas viešumui, tai buvo asmeninis apmąstymas, skirtas tik jam pačiam.
Jame jis rašė, aš nežinau, ar Dievas egzistuoja. Bet jei jis egzistuoja, aš tikiu, kad jis supranta, kodėl aš dariau tai, ką dariau. Aš niekada nenoriu skriausti žmonių. Aš visada bandžiau daryti tai, kas geriausia Lietuvai. Bet galbūt to nepakanka. Galbūt reikia daugiau nei gerų ketinimų. Šie žodžiai atskleidė kitą Brazausko pusę, ne politiko, kuris visada žinojo, ką sakyti, bet žmogaus, kuris abejojo, kuris ieškojo, kuris kentėjo. Ar šie žodžiai rodo tikrą atgailą? Ar jie rodo, kad jis pripažino savo klaidas? Teologai nesutarė. Vieni sako, kad tai yra tikros atgailos pradžia, pripažinimas, kad geri ketinimai nepakanka, kad reikia daugiau. Kiti sako, kad tai yra tik savęs gailėjimasis, netikra atgaila, kuri reikalauja konkretaus pripažinimo ir atsižadėjimo nuodėmių. Bet visi sutinka, kad šie žodžiai parodo Brazauską kaip žmogų, ne kaip politinį simbolį. Tuo pačiu metu pasirodė ir kitas dokumentas, laiškas, kurį Brazauskas rašė žmonai Kristinai 2008 metais. Šiame laiške jis rašė, Kristina, aš žinau, kad tu nori, kad aš eičiau į bažnyčią, kad aš melsčiausi su tavimi. Bet aš negaliu. Ne todėl, kad netikiu Dievą. Tikiu. Bet aš bijau, kad jei eisiu į bažnyčią, žmonės manys, kad tai yra politinis žaidimas, kad aš bandau pagerinti savo įvaizdį. Aš negaliu to padaryti Dievui. Jei aš eisiu pas jį, tai turi būti nuoširdžiai, ne dėl politikos. Ar šie žodžiai atskleidžia tikrąją Brazausko dilemos priežastį? Ar jis tikrai bijojo, kad jo tikėjimas bus suprastas kaip politinis manevras? Šis laiškas sukėlė naują diskusijų bangą. Kai kurie žmonės sakė, kad Brazauskas buvo per daug susirūpinęs savo įvaizdžiu, kad jis turėjo rinktis Dievą, ne politiką. Kiti sakė, kad jis buvo nuoširdus žmogus, kuris nenorėjo profanuoti tikėjimo politiniais tikslais. Bet visi sutiko, kad šis laiškas parodo, jog Brazausko santykiai su tikėjimu buvo daug sudėtingesni, nei daugelis manė. Jis nebuvo paprastas ateistas, kuris niekada nemąstė apie Dievą. Jis buvo žmogus, kuris kovojo su tikėjimu, kuris ieškojo savo kelio pas Dievą, bet negalėjo jo rasti. Ar bažnyčia turėjo suprasti šią kovą? Ar ji turėjo būti atlaidesnė žmogui, kuris kovojo su tikėjimu, net jei jis negalėjo jo viešai išpažinti? Kardinolas Bačkis, kuris 2023 metais išėjo į pensiją, davė paskutinį interviu šiuo klausimu. Jis sakė, mes negalime teisti žmogaus širdies. Tik Dievas žino, kas iš tikrųjų buvo Brazausko sieloje. Bet mes, kaip bažnyčia, turime laikytis savo principų. Mes negalime keisti taisyklių kiekvienam atvejui, net jei tas atvejis yra sudėtingas. Nes jei mes pradėsime daryti išimtis, kur mes sustosime? Šie žodžiai buvo logiškai, bet ar jie buvo žmogiškai? Ar bažnyčia turėjo būti institucija, kuri saugo taisyklės, ar institucija, kuri teikia paguodą? Ar ji turėjo būti teisėja ar gydytoja? Šie klausimai ir toliau kelia diskusijas ne tik Lietuvoje, bet ir visame katalikiškame pasaulyje. Nes Brazausko atvejis nėra unikalus, yra daug žmonių, kurie kovoja su tikėjimu, kurie ieško savo kelio pas Dievą, bet negali jo rasti tradiciniais būdais. 2025 metais, praėjus 15 metų po Brazausko mirties, popiežius Pranciškus paskelbė encikliką Gaudete et exsultate, džiaukitės ir linksminkitės, kurioje kalbėjo apie šventumą šiuolaikinėme pasaulyje. Vienoje enciklikos dalyje jis rašė, šventumas nėra tik tiems, kurie gali atsiskirti nuo pasaulio reikalų. Šventumas yra visiems, ir tiems, kurie dirba biuruose, ir tiems, kurie augina vaikus, ir tiems, kurie priima sunkius sprendimus politikoje. Dievas kviečia kiekvieną iš mūsų būti šventų ten, kur esame, su tomis aplinkybėmis, kurias turime. Ar šie žodžiai taikomi Brazauskui? Ar jis galėjo būti šventas net būdamas politiku, net priimdamas sunkius sprendimus? Enciklikos paskelbimas sukėlė naują diskusiją apie Brazauską. Kai kurie teologai sakė, kad popiežiaus žodžiai rodo naują bažnyčios požiūrį, kuris yra atlaidesnis, labiau priimantis, labiau suprantantis. Jie sakė, kad jei Brazauskas gyventų šiandien, galbūt jo santykiai su bažnyčia būtų kitokie. Kiti teologai nesutiko, sakydami, kad enciklika nekeičia pagrindinių bažnyčios mokymų apie sakramentus, apie atgailą, apie tikėjimo praktiką.
Bet visi sutiko, kad diskusija apie šventumą šiuolaikinėme pasaulyje yra aktuali ir svarbi. Tuo tarpu Brazausko šeima ir toliau kovojo už jo atminimą. 2026 metais žmona Kristina, jau 86 metų, paskelbė savo atsiminimus Gyvenimas su Algirdu. Knygoje ji atskleidė daug anksčiau nežinomų faktų apie jų šeimos gyvenimą, apie Brazausko asmeniškumą, apie jo kovas ir abejonės. Viename skyriuje ji rašė: Algirdas niekada nebuvo paprastas žmogus. Jis visada nešė ant savo pečių visą Lietuvą. Ir kartais aš mačiau, kaip ta našta jį slegia, kaip jis kenčia dėl sprendimų, kuriuos turėjo priimti. Bet jis niekada nesiskundė, niekada nepasitraukė. Jis laikė iki galo. Ar šie žodžiai atskleidžia tikrąjį Brazauską? Ar jis tikrai buvo žmogus, kuris kentėjo dėl savo sprendimų, kuris nešė sunkią atsakomybės naštą? Ar jis tikrai buvo ne šaltas politikas, bet jautrus žmogus, kuris bandė daryti geriausiai, kaip mokėjo? Kristinos atsiminimai pateikė tokį Brazausko paveikslą, ne kaip politinio simbolio, bet kaip žmogaus, kuris turėjo silpnybių, kuris darė klaidų, bet kuris visada bandė būti gerų vyrų, gerų tėvų, gerų piliečių. Bet ar šis paveikslas yra tikras? Ar Kristina kaip žmona nematė jo trūkumų? Ar ji neidealizavo jo atminimo? Šie klausimai yra natūralūs, bet jie taip pat rodo, kaip sunku yra pažinti tikrąjį žmogų, ypač tokį sudėtingą kaip Brazauskas. Mes matome tik fragmentus, tik šukės, tik atskirų žmonių liudijimus. Ir iš šių fragmentų mes bandome sudėlioti visą paveikslą, bet ar mes kada nors galėsime pamatyti tikrąją tiesą? 2027 metais Lietuvos televizija sukūrė dokumentinį serialą Brazausko paslaptys, kuris truko 10 dalių. Seriale dalyvavo 10 žmonių, kurie pažinojo Brazauską, nuo politikų iki vairuotojų, nuo ministrų iki sekretorių. Kiekvienas iš jų papasakojo savo istoriją, savo prisiminimus, savo vertinimą. Ir iš šių istorijų išryškėjo sudėtingas, prieštaringas, bet žmogiškas paveikslas žmogaus, kuris buvo ir stiprus, ir silpnas, ir drąsus, ir bailus, ir geras, ir blogas. Viena iš įdomiausių serialo dalių buvo skirta Brazausko santykiams su paprastais žmonėmis. Paaiškėjo, kad jis dažnai sustodavo gatvėje, kad pakalbėtų su žmonėmis, kad išklausytų jų problemų, kad pabandytų padėti. Viena moteris papasakojo, kaip jis sutiko jį autobuso stotelėje ir papasakojo apie savo sūnaus problemą su darbu. Po savaitės jo sūnus gavo kvietimą į pokalbį ir buvo priimtas į darbą. Ar tai buvo atsitiktinumas? Ar Brazauskas tikrai padėjo? Moteris tikėjo, kad taip, ir tai jai buvo svarbiausia. Ar šie maži gestai, šie asmeniniai ryšiai atskleidžia tikrąjį Brazauską? Ar jis tikrai buvo žmogus, kuris rūpinosi paprastai žmonėmis, kuris bandė padėti, kiek galėjo? Ar tai neprieštarauja jo komunistiniai praeičiai, jo dalyvavimui sistemoje, kuris skriaudė žmones? Galbūt ne. Galbūt žmonės gali būti ir geri, ir blogi tuo pačiu metu. Galbūt jie gali daryti blogų dalykų sistemoje, bet gerų dalykų asmeniškai. Galbūt būtent tai ir yra žmogiškumas, gebėjimas būti prieštaringam, sudėtingam, nepakartojamam. Serialo paskutinė dalis buvo skirta Brazausko mirčiai ir laidotuvėms. Joje buvo parodyti ne tik oficialūs įvykiai, bet ir asmeninės istorijos, kaip šeima kovojo su bažnyčia, kaip draugai bandė padėti, kaip paprastai žmonės reagavo į kardinolo sprendimą. Vienas iš interviu dalyvių, buvęs Brazausko draugas Petras Auštrevičius, pasakė: Algirdas mirė ne kaip politikas, jis mirė kaip žmogus. Ir būtent kaip žmogus jis turėjo būti palaidotas. Bet bažnyčia matė jame tik politiką, tik simbolį, tik praeitį. Ji nematė žmogaus. Ar šie žodžiai teisingi? Ar bažnyčia tikrai nematė Brazausko kaip žmogaus? Galbūt tai yra didžiausia tragedija visoje šioje istorijoje, ne tai, kad Brazauskas nebuvo laidojamas bažnyčioje, bet tai, kad jis buvo matomas tik kaip simbolis, ne kaip žmogus. Ir politikai jį matė kaip simbolį, savo partijos, savo ideologijos, savo praeities. Ir bažnyčia jį matė kaip simbolį, komunistinės sistemos, ateistinio režimo persekiojimų. Bet kas matė jį kaip žmogų? Kas matė jo kovas, jo abejonės, jo kentėjimus? Kas matė jo meilę Lietuvai, jo norą daryti gerą, jo bandymus būti geru žmogumi?
Galbūt būtent tai yra svarbiausias pamoka iš Brazausko istorijos, kad mes turime matyti žmones kaip žmones, ne kaip simbolius. Kad mes turime suprasti jų sudėtingumą, jų prieštaringumą, jų žmogiškumą. Kad mes turime būti atlaidesni, gailestingesni, labiau priimantys. Nes kiekvienas iš mūsų yra sudėtingas, kiekvienas iš mūsų daro klaidų, kiekvienas iš mūsų nusipelno antrą šansą. Šiandien praėjus daugiau nei 10 metų po Brazausko mirties, jo istorija vis dar yra gyva, vis dar aktuali, vis dar svarbi. Ne todėl, kad jis buvo tobulas žmogus, jis nebuvo. Ne todėl, kad jis nepadarė klaidų, jis padarė. Bet todėl, kad jis buvo žmogus, kuris bandė, kuris kovojo, kuris ieškojo savo kelio sudėtingame pasaulyje. Ir galbūt būtent tai yra svarbiausias dalykas, ne tai, ar mes randame teisingus atsakymus, bet tai, ar mes ir toliau užduodame klausimus, ar mes ir toliau ieškome, ar mes ir toliau bandome suprasti, kas yra teisinga, kas yra gera, kas yra žmogiška.